mes su Mindaugu ruošimės važiuoti į Ameriką. Šiandien iš ryto pradėjo Mindaugui sukti nugarą. Paskutiniam dienom Kamila susirgo. Mano tėčio sveikata, tokia labai važiuojanti žemyn. Išėjau į mišką ir galvoju, gyvenimą prašau man pasiūs kokį nors ženklą, ar man reikia skristi į Ameriką, ar ne. Ir aš taip, žinai, aš tau sakiau, mirus varna. Nu, tokia valia. Aš jums išversiu, ką tas reiškia. Jisai slapta kaltina mane, kad aš keliu abejonės. Šiandien sėdėsiu toks kaip surakintas ir man skauda nugarą. Mane taip išnervavo, kad man... Pirmo minutėm svarbiausia pasiskut. Man iš tikrųjų labai įdomu, ar jūs pastebit, kad vyrai, jeigu jiem kažkas biški, tai jau jie tokie vaikai pasidaro. Ne vaikai, bet jeigu surakina nugarą ir negali taip normaliai pavaikščioti, tai... Mindaugas yra 10 metų jaunesnis. Čia žinot, tema gal mitai apie tai, kad jaunesnis vyras bus super sveikatas. Tikrai, žinokit, nebūtinai, nes, pavyzdžiui, Mindaugas serga daug dažniau negu aš. Jam tai sloga, tai tas. Ir paskui dar aš turiu labai stipriai reaguoti. Jeigu jisai, pavyzdžiui, taip truputėlį, ir dar aš iškart nesureaguoju, tada jau sėda prie lovos. Nėra jėgų. Jo mama juo labai rūpindavosi, kaip jisai sloguodavo. Mes jau šitą išsiaiškinę, ar ne? Bet ar imam temą apie Ameriką ar apie mano vaikystės? Bus apie Ameriką, bet tokia pradžia, kaip eina, taip eina. Tai va, tai kol aš išsiaiškinau, pavyzdžiui, aš ateinu iš šeimos, kur mano tėtis taip, jeigu judu, tai... Reiškia, gali eiti. Mano tėčiui turbūt 80 metų tai jisai iš ryto nupjovė žolę vienam sode, paskui kitam, paskui dar truputėlį pasnaudė ir dar vakare prisėdo prie kompiuterio susiplanuoti savo 2 mėnesių kruizą. Tai va, tai aš augau su tokiu tėčiu, kuris ligoniniai ten atsigulęs po širdies operacijos sako, atneškit man elektros brėžinius ir aš čia... Prie darbų. Prie darbų. O Mindaugas, jisai, jeigu jam truputėlį kažkas, reikia daug dėmesio. Turi sakyti, mažiau, arbatėlę. Tai kas visi turim silpnųjų pusę, nu? Aš nesakau, kad tas yra blogai, bet man iš pradžių jisai sakydavo sloguoju ir aš taip kažkaip net kreipdavau dėmesio, bet aš girdžiu, kaip jisai šneka su mama. Jie pradeda šnekėti ir tada sako, Mindaugai, kas su tavo balsu? Ir jisai, kietas ir jo taip labai taip... Taip nebūna. Būna. Tai va. Gal kada nors buvo, dabar taip ne. Šiandien dienos tema yra Amerika ir mes su Mindaugu ruošimės važiuoti į Ameriką. Ruošiamės gana senai ir turim bilietą šitam savaitgaliui ir turėtumėm skristi paryčiais į Los Andželą. Ir šį kartą nusprendėm su jumis pasidalinti sunkumais, nes... Nerimais, sunkumais ir baimėm. Čia buvo Mindaugo iniciatyva, tai gal jisai truputėlį plačiau pasidalins, nes mes šitą podcastą įrašinėjom 2 dienas prieš skrydį ir esam tokie pakankamai išsitaškę, nes... Bet ko aš nežinau. Aš nežinau, kada būna ten, sakykime... Ženklai. Ženklai. O kur ženklai, kad nereikia skristi, o kur ženklai, kur turi tas vadinamas power through, kur tipo praeini. Prasistumi ir... Jo. Tai šiandien, kad mane nugaras surakino, tai yra dar vienas prie visų ženklų, kad... Gal reikia ir atšaukti, tai taip kaip ir nežinau, matysim, rytoj eisim pas gydytoją. Mes norim šitą temą išnaudoti pokalbiui su jumis apie tai, kaip pavyzdžiui, apie tos ženklus, ar jie yra, ar jų nėra, ar jais verta tikėti, ar ne. Ir tuo pačiu metu pasidalinsiu su jumis, kaip mes planuojam keliones. Kodėl? Kokie Ir, santykiai ten su žmonėm, kurie ten gyvena? Jo, ir kita labai smagi tema, kuri praktiškai domina visus visada, yra mano buvęs vyras ir Mindaugo santykis su juo. Tai šiandien, ir mano santykis su juo. Tai šiandien buvęs vyras, santykis su juo, ženklai ir Mindaugo ligos, kaip ir supratote iš pat pradžių. Gyvenau Los Andžele ir buvau ištekėjus už daug vyresnį už mane vyro ir mes turėjom su juo tokį kaip ir susitarimą, apie kurį aš labai daug nenoriu kalbėti. Esmė tame, kad aš turiu buvusį vyrą Los Andžele ir mes su juo turim tokius
pakankamai šiltus santykius. Aš ten pragyvenau daug metų ir važiuodavo mano brolis, mano mama ir kažkaip užsimezgė toksai ryšys ir aš jį žiūriu kaip į kokį, nežinau, tokį artimą lietuvį, išeivį, giminaitį, pas kurį galima visada nuvažiuoti, pabendrauti. Tai va, tai mano viduje yra toksai supratimas ir jisai man padėjo legalizuotis Amerikoje ir aš tikrai, tą žmogų, nenoriu sakyti labai myliu, bet jisai turi mano širdį tokią pakankamai ypatingą vietą. Dabar aš Amerikoje nebuvau 14 metų ir paskutinį kartą, aš kai buvau tenai, Ema jau buvo gimus ir, žinot, mano vienas iš įsipareigojimų buvo važiuoti į įvairius verslo susitikimus ir kiekvienais metais mes skrisdavom į Havajus ir ten praleisdavom maždaug savaitę laiko, bet kelionės būdavo grinai verslinės. Tai vienas iš mano tokių kaip ir įsipareigojimų buvo tos kelionės į Havajus ir aš buvau vieną praleidus, nes gimė Emutė, o į kitą jau buvau sugalvojus nuvažiuoti. Galbūt skamba crazy, bet tuo metu mano gyvenimas buvo toks ir aš kažkaip tų savo įsipareigojimų taip kaip ir laikiausi, nes man patiko tas žmogus ir mes su juo turėjom pakankamai tokią, nežinau, įspūdingą tokią praeitį. Ir tikrai, aš ką Mindaugui pasakoju, tai pasakoju taip kaip apie žmogų, kuris tiesiog man padėjo susiformuoti gal kaip asmenybei. Bet to aš perleisiu žodį Mindaugui, šiaip tik noriu, kad jūs suprastumėte tą vaizdą. Tai nebuvo, kad aš buvau kažkokia ten žmona trofėjus, mes tiesiog viens kitam tuo metu labai galėjom padėti ir jisai turėjo sūnų, kurio jau šiuo metu nebėra ir tiesiog tada buvo toks metas, kaip jam labai reikėjo manęs ir man labai reikėjo jo. Ir jisai turi, jo tėvai buvo atkeliavę iš Lietuvos, tai mes ten praleidom 10 metų, po kurių aš kažkaip nusprendžiau išvažiuoti, bet irgi taip, išvažiavau nesu pačiu geriausiu tokiu. Aš Mindaugui irgi pasakoju, kad man skaudėjo širdį išvažiuojant, nes aš žinojau, kad jisai liks tenai vienas su visom tom problemam, kurias mes sprendėm būdami kartu. Ir kažkaip, tokį sąžinės graužimą jaučiau. Tai... Bet ar žiūrint iš dabartinės, ar gerai, kad išvažiavai, ar labai. Būtum vis tiek kažkaip gal susikūrus? Išvažiavimas iš Amerikos buvo labai sunkus, bet dėl to, kad, žinot, aš buvau pripratus prie didelių pinigų, buvau pripratus prie kažkokio kitokio gyvenimo būdo ir labai įdomu. Viską palikti, čia kiek, ir drąsos reikia. Ne? Ir kad viską palikti ir grįžti kažkaip į Lietuvą, vėl pradėti nuo pat pradžių, ieškoti, kaip man čia gyventi, man atrodė sudėtinga, bet aš kai išvažiavau į Holivudą, tai išvažiavau irgi su lagaminu ir su $600. Tai galvoju, jeigu aš tą padariau, tai sugrįžti į Lietuvą ir visko atsisakyti, aš irgi galėsiu. Tai koks tavo santykis su buvusiu su to požiūriu, kad aš buvau ištekėjus už turtingo žmogaus kažkur Los Andžele, kuris ten, kiek jisai buvo, daug vyresnis už mane. Ar tau okei, ar tave taško, ar... Ne, taško, kažkaip man atrodo, kad mūsų santykiai... Tu pastumė man. Turbūt. Man atrodo, kad mūsų santykiai yra stiprus ir gražus labai, tą, ką mes susikūrėm. Tai ar dabar aš jaučiu kažką tokio, tai ne. Pradžiai būdavo, bet tas praėjo. Mindaugo dažnai klausia televizijoje, sako, ar tau nebuvo baisu, kad tu finansiškai nepatemsi buvusios milijonierių žmonos? Nebuvo, aš jums pasakysiu, kad tau... Buvo tokių, tai mes dar kalbėdavom. Tas gal nebuvo taip stipriai, kad ten aš kažką ten, nežinau, į savivartės dugną nukritęs, bet ar tokių minčių buvo, ar tokių baimių, sakykime, tai buvo, gal aš dėl to ir neskubėjau tų santykių čia labai plėtoti. Bet aš ir neskubėjau jam pasakoti, žinot, aš čia buvau Amerikoje ištekėti, to nebuvo, mūsų tie santykiai kažkaip užaugo po truputėlį ir gal kaip jisai jau suprato, kame jisai įmerkė uodegą, jau buvo gal per vėlu truputėlį. Jisai jau... Ne, tas per vėlų, tai matai. Buvo, dabar irgi jau per vėlų tau būtų išsirauti. Nes ten Kamilas, tai ten po daug laiko, tai aš jau žinojau, iš kur tu ką, kaip kas. Jam
kliūva viena dalis, kad aš tą Ameriką kartais laikau kaip planą B. Ir aš kartais jam sakau, kad jeigu man ten kažkas gyvenime nepaeitų, ar ten mes išsiskirtume, aš greičiausiai važiuočiau ten, kur aš moku gyventi. Tai šitas, pasisakyk, tu norėjai Amerikos temos. Kodėl tave užknisa ta mintis? Man tiesiog nepatinka, kad jinai į jį kažkaip žiūri. Ką čia per daug pliuso? Nežinau. Jam nepatinka, kad yra kažkoks kitas vyras, kuriuo aš pasižaviu. Nu, Jeigu aš žaviuosi kitų vyrų, nesvarbu, ar jo sugebėjimais, ar jo požiūriu, šitas, nežinau kaip jūsų vyram, bet mano vyrui netinka. Bet man turbūt netiktų, jeigu tu pasižavėtum kokios moters grožį. Nu. Tai man atrodo, čia viskas yra normalu. Tai kodėl tu tą darai? Nu, vat išsprūstam. Vat išsprūstam. O kodėl tu kartais parduotuvį kokią nors mergą užsižiūri? Neužsižiūri. Užsižiūri, žinokit, tikrai tu galvoji, kad aš nematau, bet tu tikrai užsižiūri. Mindaugo santykiai su buvusiu vyru. Santykių nebuvo, bet po truputėlį jie atsirado, nes Mindaugas nusprendė, kad jisai nori mane. Nu tai mūsų santykis yra e-mailais. Jisai turėjo santykius su jo e-mailais, jisai parašė jam laišką, paprašė, kad mes pradėtume skyrybų procesą ir jį inicijavo, tvarkė popierius, susirašinėjo ir kažkaip... Tai visas santykis. Ir pasisiūlė sumokėti. Aš pasisiūliau sumokėti. Ir mes kai pradėjom svarstyti apie tai, kad galbūt važiuotumėm į Ameriką ir aptarinėti savo šeimoje, tai jie vėl pradėjo susirašinėti ir pasirodė, kad čia galbūt ir gera mintis. Jisai jam pasiūlė apsistoti vienam iš jo namų ir mes iš pradžių šitą svarstėm, dabar mes dar nežinom, kur mes apsistosim ir ką mes ten darysim. Tai tikslas yra praeiti mano vietom, pavalgyti mano restoranuose ir tiesiog pabūti aplinkoje, kurioje aš tiek metų buvau. Ir aš kaip vakare atsigulu, tai pradedu, nežinau, svajot, kur aš Mindaugą nusivesiu, kaip aš jam parodysiu, kur aš eidavau paliūdėti, ten Malibu yra tokia vieta, kur man patinka valgyti tailandietišką maistą. Tai va, tai šitas mintis mane džiugina, bet buvo ir labai daug baimių. Tai tu dabar pasakyk. Pagrindinis klausimas, dėl ko iš tikro dar net svarstom, ar pavyks išvažiuoti, net ir likus ten 2-3 dienom. Tai mano tėčio sveikata, tokia labai važiuojanti žemyn. Mindaugo tėtis šiuo metu kovoja su onkologija ir situacija tikrai prasta, bet žinot, kaip su tom ligom, vieną kartą būna geriau, blogiau, tai pagerėja, tai pablogėja, tai šitą mes jau turim turbūt 2 metai ir kiekviena mūsų kelionė kelia labai didelį stresą, nes kartais labai greitai pablogėja ir tada atrodo, kad mes turim mažai laiko kartu. Jo. Ir plus dar tas, kad, žinot, ne Europą, kad pargrįžti iš Amerikos nebus taip, kad tu čia įsėdai į mašiną greitai ir ten per ten, nežinau, Paskutinius 1,5 metų mes nesitarėm su draugais, visus bilietus, kur mes beskristume, perkam su grąžinimu arba su draudimu ir esam pasirengę parskrist pas tėtį, jeigu to reikėtų. Tai va, tai šį kartą taip tas pablogėjimas kaip ir įvyko ir mums tas toks... nesaugumas yra. Įsimetė toks labai didelis nesaugumas, ar mes tikrai galim išvažiuoti. Taip toli. Paskui mano nugara. Vienintelis žmogus, kuris mus gali išleisti, yra mano mama. Ne vienintelis, nes ir tėtis. Ne, nugaros neliesim. Mano mama ir tėtis, nes Kamilytė su jais kažkaip žino, būna ir geriausiai pasilieka. Ir mano tėvų sveikata tokia irgi su klaustuku. Šiaip jie daug keliauja, bet kažkaip, Kamilytė nelabai gerai miega naktį, tai man jau toks čia, baisiai didelis dalykas, kad mano tėvai keisis, ten tėtis, mama ir kažkaip jie išsistums. Ir čia jų kaip ir dovana būtų mum, bet paskutiniam dienom Kamila susirgo. Stipriai susirgo. Jinai mums niekada nėra taip sirgus, kad 7 dienas mes, nei pirmyn, nei atgal ir ašaros ir jinai tokia vangi ir tiesiog
Ir mes tokie Irgi nusidaužėm. baisu, kaip čia, kad išvažiuoti, ar čia atsistatys per tas, dabar jau geriau, bet vis tiek, taip, nėra iki galo, tai, ir vėl tiek išvažiuoti toli, labai toks. Jinai dar tokia tikrai silpna, vangesnė ir dar prisidėjo šitas toks dalykas. Ir mano nugara. Toliau prisidėjo mano dantis. Gerai, apie tavo pakalbą. Taip, prisidėjo mano dantis ir man pradėjo skaudėti dantį ir aš dabar 3 diena laikausi ant ibuprofeno. Kodėl tu nenueini pas gydytoją, aš nesuprantu? Jo negalima užjudinti to danties. Jeigu užjudinsi, tai turiu nueiti visą kelią tada. Tai va, tai aš kenčiu. Ir šiandien iš ryto pradėjo Mindaugui sukti nugarą. Tai va. Ir dar mes į tarpus labai daug pykstamės, nes turim tokią įtampą. Nesipykstam daug. Šiandien gal truputį apsipykom, nes mes tikrai svarstom, ar atšaukinėt kelionę. Aš pažiūrėjau, kokios ten draudimo sąlygos ir taip toliau, tai mes tikrai žiūrim, svarstom ir kažkaip tas iškelia tokių, kaip sakyt, įvairių kalbų. Ar galim važiuoti ar ne? Vakar aš galvoju, taip, išėjau į mišką ir galvoju, gyvenimą prašau man pasiūs kokį nors ženklą, ar man reikia skristi į Ameriką, ar ne. Ir aš taip, žinai, aš tau sakiau, mirus varna, bet rimtai, aš vakar mačiau 2 mirusius paukščius. Ir aš tada galvoju. Tai čia kaip ženklą. Tai va, aš niekada nežinau, ar čia ženklas. Tai va, šitaip vyksta. Ir kas dar? Ir dar kažkas. Vienu žodžiu, aš dar grįžtant truputį prie to, dėl ko mes iš vis ten važiavam kažkaip. Aš esu buvęs Čikagoje, buvau marketingo seminare, prieš gal kokią, nežinau, 15 metų, ne? Bijom. Ir, man kažkaip Amerika faina. Aš iš tikro noriu ten sugrįžti, noriu gal labiau į New Yorką. Taip. Rūta su manim neskrenda. Man dar per anksti keliauti su vaiku tokiam ilgam. Su Kamilyte gal iki New Yorko ir nelabai. Tai toks aš kažkaip atsirado tą galimybę, kad ir tėvai išleidžia ir viskas. Ir kažkaip atrodė faina. Man kažkaip smagu būtų apie tas vietas, kur Rūta gyveno ir apie kurias pasakoja. Ir šiaip mes to laiko pasilgę ir kartu pabūti. Ir mes dirbam su Timelessu. Timelessas yra skincare brandas, su kuriuo mes dirbam jau 5 metai ir jų headquarteriai yra Los Andžele. Ir mums būtų tokia labai faina proga su jais susipažinti, gyvai pabendrauti, pakalbėti apie brandą. Nes ir mes susitarėm su jais, kad susitiksim ir jie ten klausė tikslesnių datų, kad rezervuoti ten tokį uždarą Disneylandę restoraną. Tai būtų toks, fainas iš tikrųjų susitikimas. Tai va, aš kai pradėjau Amerikoje, tai aš pradėjau dirbti neturėdama dokumentų ir mane vienintelė vieta, kuri priėmė dirbti, tai buvo transvestitų klubas. Ir aš galvoju, reikės Mindaugą ten nuvesti, pažiūrėti, kaip jam tokia aplinka. Tai Los Andželas, toks, žinot, kaip sakyt, jisai taip gali tave labai supainioti ir to pačiu išplečia labai tavo supratimą apie tai, koks didelis iš tikrųjų ir spalvingas yra pasaulis. Tai ta vieta faina, bet kol kas mes gaunam to ženklus, kad mums važiuoti nereiktų. Tai vat ir klausimas jums, ar čia ženklai, kad mums nereikia važiuoti? Ar čia ženklai, kad, tai galim aš ten susitvarkysim, ten, sakykim, tėvai kažkaip susitvarkyk, tikėsimės, kad tėveliui gerai bus viskas, ne? Mindaugo mama šiandien kalbėjo ryte, sako, važiuokit. Ant vaistų dėl danties, nugaros, tokių. Tai gali tą powerint ir važiuoti, bet... aš nežinau, ar aš tikiu tą powering through, kad... Man anksčiau atrodydavo, kad... Gal kažkokiose situacijose, bet šitoj, kitas, ir supranti, nėra, dar kas yra, dar nėra tokios, čia yra labiau pramogai, negu kažkas, labiau pramogai ir verslui, negu kad tikrai yra kažkokia priežastis, ar ne? Aš Mindaugui sakau, kad tiek kiek streso kyla išvažiuojant, nežinot, aš išvažiuoju, tada sėdu ant telefono, tada žiūriu žinutės, ką rašo Mindaugo mama, ką rašo mano mama ir man tas pabuvimas, aš nei ten, ir dar esu tokiu dideliu atstumu ir važiuojam į šalį, kur ten visai kitokios taisyklės. Tai tai rytoj dieną mes paskiriam sprendimui ir aš nieko nesusidėjus, bet taip kažkaip kitą kartą, žinot, kaip būna, kad stengiasi neina, o paskui hop taip ir pramuša.
Tai aš esu iš tų, kurie tiki, kad galima pramušti, arba žinai, ten, daug baimių, kaip ten kas bus, ir tada tas gyvenimas tau tik parodo, kad tu bijai. Nu, va šiai dienai, ne, kaip tu pati jauti, ar mes labiau į išvykimą, ar labiau į pasilikimą? Va dabar mes važiuodami filmuoti šitą podcastą, sakau, Mindaugai, kadangi jau esam susitarę su tėvais 7 dienas su manom, tai sakau, galim važiuoti Klaipėdą pas tavo tėtį, be Kamilos, pasimsim gerą viešbutį 3 dienom ir važinėsim pas tėtį, palaikysim šeimą ir kažkaip, nežinau, kažką vis tiek biškiai. Bet tai tu labiau jauti, kad nebus to ženklo? Nu, į kurią pusę, nes labai yra tas pam. Jo, labai pam dabar, bet kai mes važiuodami pradėjom kalbėti, kad gal mūsų kelionė bus ne į Malibu, o į Klaipėdą, tai man toks ramiau pradėjo darytis. Bet aš irgi nežinau, ar aš esu... Bet tau stresą kelia ta pati kelionė? Kelia stresą, žinau, kad šiandien atsikėliau 4 ryto, tokia biški dužus, bet Mika pasištraukėm. Tai tokie yra mūsų pamastymai. Ir jo, aš savo bandau atsakyti tokį klausimą, ar jeigu natūraliai neina, tai ar reikia stumti. O kaip jūs galvojat? Ar reikia taip prakovoti? Jo. Ir tada jau važiuoji, ar čia gaunas kaip ženklai, kurie galbūt sako, kad nu, dar nelaikas? Vat ir sudėtinga. Aš jeigu taip iš pojūčio, sakyčiau, kad mes neišskrisim. Nu, nors dar nieko neatšaukiau, jokių, nu, bet kažkaip jaučiu, kad rytoj jau reikės kancelinti. Tai, nuostolis, bet pažiūrėsim, kaip ten draudimai visi suveiks, bet šiaip kažkaip jaučiu, kad mes būsim... Aš irgi jaučiu, kad mes neišskrisim, bet mes su Mindaugu tokie esam, kad... Bet matysim. Mes labai taip kaip ir stebim tą situaciją iki pat galo. Yra buvę mūsų gyvenime, kaip mums sunku privesti kažką iki galo, ar ne? Buvo, pavyzdžiui, ir su vestuvėm daug iššūkio, nelygiai tas pats sveikata, ten tas. Paskui ten, kai aš laukiausi Kamilos, buvo irgi daug iššūkio ir viskas bus gerai, nu va toksai va. Ir kažkaip mes pro viską praėjom ir tada aš galvoju, ko aš ten bijojau. Tai gali būti, kad čia tiesiog pakibo kažkoks, nežinau, baimės debesis. Galbūt aš bijau tavo požiūrio į visą tą situaciją. Žinot, kaip būna, susikūrė galvoj čia filmą, kad važiuosi su juo Malibu pakrantę su mašina be stogo, o iš tikrųjų sėdi ant telefono, žiūri, ar tavo vaikas neserga ir ar viskas gerai tėčiui. Tai va, tai toks buvo mūsų pasidalinimas. Mes jau šiandien įsileidom labai giliai į savo šeimą ir man labai įdomu jūsų nuomonė. Ką jūs darot su tai ženklais? Kaip jūs, pavyzdžiui, klausydami mus jaučiat, ar mums reikėtų važiuoti, ar vis dėlto... Ar iš vis yra tie ženklai, ar... Pažinot, kitą kartą klausai žmogų iš šalies ir sakai, tu jau pats 100 kartų pasakei, kad ten tau nereikia to daryti. Kaip tu pats negirdi? Tai mums reikia. Kai būni tai vietai kažkaip, nesimato iš tikrųjų. Tai mums dar kol kas nesimato. Mums kol kas nesimato. Ir aš sakau, Mindaugai, pamatysi praeistą savaitę, per ją būtinai kažkas nutiks, va dabar tai prieki savaitę ir mes tada suprasim, dėl ko mes nevažiavom. Tai va, tai tokia pas mus įtampa. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir... Aš dar vieną gale klausimą. O tai tu, pavyzdžiui, jeigu nenuvažiuosim, ar tu pergyvensi ir gailėsies, galėjom nuvažiuoti ar ne? Aš niekada nesigailiu nieko. Kas eiktų? Tau nepatinka toks kietos moters amplua? Kur nesigailiu? Yra tokia Edith Piaf daina, aš nieko nesigailiu. Aš žinok, tikrai nesigailiu kažkaip. Los Andželas yra intriga ir aš turiu savyje tą vietą, kur man patinka intrigos, bet aš šią dieną esu 2 mergaičių mama ir kažkaip man daug svarbiau yra pabūti gera mama arba auginti mūsų verslą, negu dėl kažkokios intrigos pratraukti save per stresą. O tai kaip tas life worth living? Jis man kartais sako, oi, čia kelionės, iššūkiai yra gyvenimas, kurį verta gyventi. Mano gyvenimas, aš taip išsitaškiau, kad mano gyvenimas, kurį man verta gyventi, yra su tavim ir mūsų mergaitėm. Tai aš jau turiu tą. Tai ar aš galėčiausi? Greičiausiai ne. Los Andželas, fun, intriga, bet tą mes galim padaryti ir tada, kai abudu jausimės geriau. Tai va, tai pažiūrėsim. O tu galėtumės? Aš tai žiūriu filosofiškai. Ne, kaip ir beveik viską. Kad, tokia valia. Tai aš irgi nepergyvensiu. Aš jums išversiu, ką tas reiškia. Jisai slapta kaltina mane,
kad aš keliu abejonės. Tai va. Nekaltinu nieko. Tai ačiū labai uždėmesį, Gal ir parašykit bus savo per tą nuomonę. kitą savaitę koks nors gal toks tipo, oi, būčiau sėdėjęs dabar Amerikoje savo, Jo. būtų faina. Nu, gal toks bus, bet ar aš taip jau tokio nėra, kad aš, oi, kaip blogai, kaip mes dabar. Na ką, mes su Mindaugu išsiaiškinom, kad didelių įtampų neturim, o tuo pačiu labai lauksim, skaitysim jūsų komentarus ir apie ženklus ir apie tai, kaip jūs jaučiat, važiuot, nevažiuot. Tai va, kol kas tiek, ate. Ate.